Ketvirtadienį vidurdienį Vilniaus rajone įvyko avarija. Nemenčinėje ant tilto per upę apvirto ant priekabos vežamas automobilis. Avariją patyrė automobilis, vilko štai priekaba, ant kurios buvo pakrautas kitas Volvo automobilis. Tai yra kelias Vilnius Švenčionys Zarasai, tiltas per Nerį, kaip minėjau. Na ir pirminiais duomenimis priekaba vilkanti automobilį pradėjo mėtyti dėl neaiškių priežasčių, blaškytis po kelią mašina ir galiausiai virto automobilis. Eismo įvykyje dalyvauja ir trečia mašina, Audi. Štai taip, jinai yra atsitrenkusi į atitvarus, tilto apsauginius sulindusi. Čia yra šoninis smūgis, labai stiprus, visiškai sumaitytos durelės, išdaužtas galinis langas, bagažinė visa sudaužyta. Pirminiais duomenimis buvo pranešta, kad nukentėjusių nėra, paskui buvo prašoma iškviesti medikų vienam iš čia dalyvavusių vyrų, bet vėlgi liktai nieko į ligoninę jie nevežė, tik tai apžiūrėjo. Tai greičiausiai bus traktuojamas kaip techninis eismo įvykis, vairuotojai užpildys deklaracijas. Mūsų žiniomis visi vairuotojai dalyvavę šitoje avarijoje yra blaivūs ir regis sužeistųjų čia nėra.